dar žmonės žemina kitą. Jaučiasi žmogus pats menkas ir nori pakelti savo savivertę. Tai reiškia, kai tas žmogus nužemės, aš būsiu aukštesnis. Ir baimė būti pažemintam. Žmogus bijo būti pažemintų, todėl jisai puola ir žemina kitą, kad nesulauktų tos atakos. Tai rodo jo baimę. Taip pat gali būti dėl pavydo. Pavyzdžiui, jūs kažką turit, ko neturi tas žmogus, bet jisai linki savo. Jisai pavydi jums ir bando jūs pažeminti. Ypatingai kolektyve tas matosi. Tarkim, jūs turite aukštesnės pareigas ir bando kolegė jūs pažeminti. Pastatyti jumis į nemalonę padėtį, aišku, tai nebus akis į akį, tai bus prie visų, ar ne? Nes jin nori galbūt užimti jūsų poziciją. Jūs tiesiog, arba jinai net neįtų į tą poziciją, bet jinai nori parodyti, kad čia jinai yra geresnė. Ir tie žmonės, kurie sulaukia gyvenime daug pažeminimo. Yra grupė žmonių, kurie daug pažeminimo sulaukia šeimoje, iš tėvų. Ir jie išėję į gyvenimą, jie turi tą modelį, kad taip elgtis yra gerai, nes viską, ką mes užgyvenom tėvų namuose, pas mus įsirašė į pasąmonę, kad tai yra meilė, tai yra gerai, taip reikia man elgtis. Ir po to mes einam per tą gyvenimą, mokinamės tas pamokas. Yra žmonių, kurie išmoko, jie suprato, aha, aš žinau, kaip jaučiasi, kaip žemina, aš žinau, kaip skaudu, todėl aš taip nesielgiu. Bet jei aš net pažinau tos pamokos, tada einu per gyvenimą ir žeminu kitą. Ir tada žmonės sako, man skrandis, man virškinimas taip, nes tu sėjai tą blogio sėklą.